Sveiki visi forumo supermama.lt bei internetinės televizijos Betabu TV žiūrovai. Su jumis vėl sveikinasi laida Patarimai mamoms. Forume supermama.lt jūs aktyviai dalinatės patirtimi bei diskutuojate apie įvairias dietas bei jų naudą ar žalą organizmui. Internete galime rasti šimtus įvairių dietų, kurios gali padėti jums sulieknėti. Tačiau specialistai teigia, kad aklai pasikliauti dietą negalima, kadangi kiekvienas esame unikalus, todėl tai, kas tinka vienam, kitam gali būti žalinga. Apie dietų naudą šiandien laidoje kalbame su klinikos dietos sistema gydytoja Jūrate Dobrovolskiene. Į dietą kaip priemonę lieknėtą žiūriu visada su šypsenėle, tai reiškia neigiamai žiūriu, nes tokios dietos nėra. Ir jeigu po visais voratinkliais ir mitais mes pasakome, kad ten negalima valgyti, ar tik valgyti strutieną, ar ryklieną, ar valgyti kokias ypatingas kruopas, sakykime, kinvą ar kažkokią čiją, tai mes žinome, kad visada tai remiasi į sumažinto kalorijų kiekio dietą arba kiekį, maisto kiekį, kuris yra gerokai mažesnis negu įprastinis maisto kiekis. Tai yra dietų esmė. Ir dar kas yra blogiausia, kad monodietos, tai yra vienos rūšies maisto dietos, kurias vartoja kiekvieną dieną nuolatos 2 savaitės, moterims įvaro psichologinę neapykantą, tiksliau atmetimą tam produktui, kuris lyg turėtų padėti, o iš tikrųjų visam gyvenimui negali arba į kiaušinio dietos, virtus kiaušinžiet, arba į tos užpiltus grikius. Gydytoja taip pat teigia, kad paprastomis dienomis negalima suvartoti mažiau kaip 1200 kalorijų per dieną. Taigi, dietos kaip pagalbos lieknėt, aš sakau, nėra. Yra tik tai kalorijų kiekis ir jisai gali būti sumažintas, subalansuotai, teisingai, ne vienos rūšies maistu, tarkim iki 1200 kilokalorijų, kas yra leidžiama žmogui, kuris atlieka tokią bendrą aktyvę buitinę fizinę veiklą ir kuris gali eiti į darbą, gali grįžti, o mažiau kaip 1200 kilokalorijų negalima naudoti žmogui, nes jeigu ne tą pačią minutę, jeigu ne tą pačią dieną ar savaitę vyksta kažkokie pakitimai ir krizės organizme, bet jie tikrai padaro savo darbą, tas 800-700 kalorijų kiekis, 2 savaitės, kitaip sakant, badavimas, to, ko mes ir niekada rekomenduojame. Kaip ir kiekvienos laidos metu, taip ir šios mūsų kalbinta specialistė atsako ir į forumo dalyvių klausimus. Supermama.lt dalyvė klausė, kiek kartų per savaitę galima turėti iškrovos dienas ir ką derėtų valgyti tomis dienomis. Netgi iškrovos dienos, kurios yra vadinamos iškrovos dienomis, bet tai jokių būdų ne badas, 1 kartą per savaitę visuomet yra sveikintina. Tai reikštų apie 800-700 kalorijų maisto, tai būtent čia su vienos rūšies maistu, arba mineralinis vanduo geriamas 1,5 litro, arba baltyminės iškrovos dienos, tai yra varškė valgoma 0,5 kilogramo plus 200 ml arba kefyro arba lieso pieną. Varškė taipogi turėtų būti 9% nedidesnė, arba angliavandeninės, tai yra valgant agurkų 2 kg, obuolių, daržovių, troškintų, virtų. Taip, kad iš tikrųjų tai yra tų priemonių, bet jos... Čia vienai dienai. Vienai dienai, taip. 2 dienas jūs galite padaryti tą, bet daugiau 3 dienų jokių būdų nebūtų galima rekomenduoti ir tikėtis rezultato normalaus. Kviečiame jūs ir toliau aktyviai diskutuoti forume supermama.lt bei dalinti savo patirtimi mitybos klausimais. Jeigu turite klausimų mitybos specialistams, siųskite juos elektroniniu paštu noriu žinoti @supermama.lt ir esant galimybei jie bus užduoti mūsų laidų pašnekovams. Visas laidas galite rasti svetainėje supermama.lt bei internetinėje televizijoje Betabu TV. Su jumis buvau aš, laidos vedėja Indrė.